Sveiki. Dar kartą grįžtu prie temos, apie kurią jau daug kartų šnekėjęs ir prie temos, kuri yra iš tikrųjų aktuali. Ir jinai yra aktuali pavasarį. Kodėl pavasarį šita tema yra aktuali? Prostatitas arba prostatos liaukos uždegimas yra vienas iš tų dalykų, kurie suaktyvėja šiuo metų laiku. Dėl to, kad keičiasi oro temperatūros, keičiasi savo vedimas, savęs įvedimas lauke, sėdėjimas dažnesnis ant žemės, mitybos įpročiai ir taip toliau. Taigi tas uždegimas gali būti pasireiškiamas, sukeliamas bakterinėmis infekcijomis arba nebakterinėmis priežastimis. Taigi keletas pagrindinių tokių aspektų apie prostatitą, būtent ūminis bakterinis prostatitas. Tai ko gero yra dažniausia prostatito forma, kuris sukelia sunkius simptomus, iš tikrųjų tokius kaip karščiavimas, šaltkritis, skausmingas šlapinimasis, gali būti skausmas dubens srityje. Ši forma dažniausiai sukelia infekcijas šlapimo takų. Antras dalykas - lėtinis bakterinis prostatitas. Ši forma pasikartoja tokia, sakyčiau, šlapimo takų infekcija, dėl pasikartojančių šlapimo takų infekcijos ir gali trukti iki 3 mėnesių. Simptomai labai panašus į ūminį bakterinį prostatitą, tačiau, sakyčiau, netokie intensyvūs. Trečias - tai yra lėtinis nebakterinis prostatitas. Tai labiausiai paplitusi forma Lietuvos vyrų tarpe, kurios metu šlapime nerandama bakterijų, tačiau pacientai jaučia skausmus, tokį dubens srityje, genitalijų srityje ir besimptominis uždegiminis prostatitas. Ši forma realiai nesukelia jokių simptomų, tačiau gali būti nustatytas darant tyrimus tiesiog dėl kitų problemų. Taigi, vyrai, savo sveikatą reikia laikyti ne tik savo sveikatą, bet ir apatinę kūno dalį reikia laikyti ne visą laiką ant žemės, reikia ją rūpintis ir kada, jei ne dabar, geriausias laikas tuo užsimti. Pavasaris, padarykite generalinę tvarką savo organizme, pasirūpinkite savo kūnu. Ką, rekomenduoju parašyti man arba į Telegramą, arba tiesiog parašyti čia ir galėsiu apie tai papasakoti daugiau, arba ką daryti, jeigu jaučiate tokius simptomus.